Sveiki visi! Šiandien aš parodysiu, kaip susikurti Bookit serverį labai lengvai. Pirma, nueikite dl.bookit.org. Kai ten būsite, spauskite va šitą didelį žalį mygtuką. Aišku, aš nesisiųsiu, nes aš jau jį turiu. Tada susikurkite naują folderį. Galite pavadinti bet kaip. Tada įkelkite tą jar failą į savo serverio folderį. Tada galite nutrinti šitą, jeigu norit. Tada atsidarykite vėl internetą. Nueikite į tiesiog Bookit forumą, bookit.org. Ten paspauskit get craft bookit. Nueikite biškį žemiau ir matot, bus va toksai kodas. Aš visus linkus ir šitus kodus įmesiu į video aprašymą, tad nebijokit. Nukopijuojam šitą. Tada sukuriam naują notepad failą. Įvedam tą kodą. Oi, atsiprašau. Buvo užstrigęs kompiuteris, dabar lyg ir viskas gerai. Tai va, įveskite čia kodą. Tada spauskite file, save as ir reikia galit parašyti bet kokį čia pavadinimą, kaip tik norit, bet būtinai reikia parašyti .bat ir įseivinti, nes jeigu taip neparašysit, nieko nesigaus. Šitą notepadą galima ištrinti. Dabar jums reikia paleisti šitą craft bookit, kad išsiekstraktintų failai į jūsų folderį. Matot, kiek daug atsirado? Tai va, dabar nueikite server notepad failą. Čia nusistatykite, ką norit. Svarbiausia yra šitas online mode. Jeigu padarysite true, tai bus tik premium useriam, kurie galės tik joininti serverą, o jeigu padarysite false, tai galės joininti jūsų serverą ir nenusipirkę Minecraft žmonės. Va. Kur parašyta server IP, būtinai reikia įvesti savo IP. Kad sužinot savo IP, nueikite į whatismyIPaddress.com. Ten matysite jūsų IP didelėm mėlynom raidėm. Tai yra skaičiais mėlynais. Nukopijuojam. Įpeistinam čia. Įseivinam. Tada paspaudžiam run. Ir žiūrim, kas gaunas. Matot. Viskas išėjo gerai. Tai va. Tiek šiame tutoriale. Dar sukursiu video, kaip susikurti Bookit arba paprastą serverą su Hamachi. Sudie.